parašėm projektą Žemės ūkio ministerijai, kad gaut finansavimą šitai šventė. Todėl ir mūsų šiandieninė šventė ir vadinasi gyvenimo vertybių degustacija. Norėtumėm, kad mūsų svečiai tiesiog pasirodytų mūsų visuomeniai, mūsų žmonėms ir pakilti į sceną. Čia tokia gražią sekminių dieną susirinkus į kasmetinę šventę, kuri jau tapo tradicija. Iš tikrųjų, mane labai sujaudino kvietimas. Todėl, kaip ir minėjau, į didžiulius miestus visada galima nuvažiuoti. O atvažiuoti į bendruomenę, pabūt kartu, kaip labai artimai, kaip gražioj šeimoj, tai yra didžiulė vertybė. Aš taip džiaugiuosi, kad sužinojau, kad šiais metais Pačkėnų krašto bendruomenė pasipildė 6 naujais piliečiais. Plojame! Kapela Ežerija, vadovė Balė Umbrasienė. Ram
pasirodymą pradėjome daina Mūsų tėviškėlė pagal Molėtiškio Remigijaus Gražio žodžius, o muziką parašė mūsų kapelos vadovė Valė. Dabar skambės dainos Ant ežero kranto, Kai aš augau, Melsvi žiedai alyvų ir Kaziuko polka. Yeah.
tėviškė ir taip turi būti. Čia
Mano kelias ir senelio polka. Ačiū labai, kapelai. Ir kur vadovas? Čia vadovė. Vadovė Raguolis nuo Pačkėnų bendruomenės. Čia yra padėka.